Rastafari little. He loved Jah Lion. He loved Jah Demon. Jah Rastafari. He loved Jah Lion. He loved Jah Demon. Jah Rastafari little. He loved Jah Lion. He loved Jah Demon. Jah Rastafari. He loved Jah Lion. He loved Jah. Kokio susidomėjimo sulaukė jūsų vizitas Panevėžyje? Na, jeigu lyginti su kitais miestais, tai sakyčiau, vienas iš gausiausių apsilankimų. Ir na ką, žmonės smalsūs, vieni labai profesionalius klausimus užduoda, kitiem apskritai smalsu ir įdomu, kas tai per automobilis. Tai šiaip gana šiltai priėmė Panevėžys. Kiek iš viso miesto aplankėte? Jo aplankėme praeitą savaitgalį 5 ir šį savaitgalį irgi tai jau 5. miestas ir beliko Vilnius po 2 savaičių, tai iš viso bus 11 miestų. Kaip kilo tokia idėja tokį turą surinkti po miestus? Na, jis toksai, ta idėja tokia gražiai organiška gavosi, tai yra viena, kad mes važiuojam su ekologišku antros kartos biodizelinu pagamintų Nestės NextBTL, kurio 15% maždaug yra prodizelį. Kadangi Nestė švenčia prodizel gimtadienį, tai mes kartu nusprendėm su jais švęsti, kadangi pirmą tai jie yra mūsų partneriai. Iš kitos pusės pagalvojom, kad būtų šaunu ir parodyti tą Lietuvoje sukurtą automobilį visiems Lietuvos žmonėms ir kad galėtų pačiupinėti, atsisėsti, taip sakant, kad jisai būtų savas ir visų mylimas. Tai taip, kad kartu su savo partneriu mes taip ir nusprendėm. Ar pilnai automobilis išbandytas ir surastas visos silpnas vietos? Na, mes galvojam, kad jau pilnai išbandytas, bet tų testinių kilometrų niekada nėra per daug. Galėtumėm dar važiuoti. Kiek jau suradom silpnų vietų, tiek jau jų ištaisėm. Nors dar visko, aišku, gali būti, bet galvojam, kad bent jau daugiau mažiau jisai paruoštas kovai. Nors, kaip dabar pasakyti, nuo rytojaus jisai jau bus pilnai perrenkamas, dedami nauji agregatai, nes dauguma iš jų, kaip automobilis buvo sukurtas, taip iki šiol jie nekeisti ir gyvena. Tai mes bandėm, ta prasme, įvairius mazgus išbandėm jų kantrybę ir kiek jie gali išlaikyti. Tai dabar viską prieš Dakarą pakeisime visas detalės naujomis. O kada planuojate išplukdinti Dakarą automobilį? Iš Lietuvos automobilį išlydėsim lapkričio 16 dieną, 18 dieną turime priduoti organizatoriams Prancūzijos Le Havre uoste. Ir turbūt pats laivas išplauks 20 kažkelintą dieną lapkričio. O ten jau atsiimsime gruodžio 30 dieną prie Buenos Airių uoste. O iki to laiko dar bus treniruočių? Ne, jau treniruočių programa uždaryta. Dabar, kaip minėjau, viską pakeisime, visas detalės naujomis ir tai, kad būtų jau automobilis kaip naujas pasiruošęs Dakaro išbandymą.